Tai visi darbai yra mūsų kartu daryti. Tai istorija yra tokia, kad prieš porą metų susipažinom su Milda ir mūsų bendravimas ir darbas kartu truko vieną vasarą. Ir priežastis šitos parodos iš esmės buvo tai, kaip viskas vyko. Kiekvieną kartą, kai mes kažkaip kartu susitikdavom, būdavo kokios nors institucijos projektas. Ir mes susitikom per kažkokį institucinį projektą ir visą, ką darėm kartu, buvo susijęs su vienu ar kažkokiu kitu projektu. Tai aš galiu tiesiog trumpai perbėgti per atskirus darbus. Čia buvo pirmas iš esmės mūsų darbas kartu, kada su Migruojančio meno akademijoje Nidoje mes dalyvavom projekte Abandoned Mysteries ir vykom į Kaliningradą ir įvyko šitas atvejis. Ant tos sienos yra darbas, kurį darėm Lietuvos dailei 2012 18 parodų ir mes pasiūlėm iš menininkų, kurie dalyvavo toj Lietuvos dailei 2012 sąrašą išimti visus kablelius ir palikti jų menininkų sąrašą be kablelių. Tie kableliai yra čia, bet darbas nebuvo pabaigtas dėl kažkokių kuratoriaus sprendimų ir nebuvo jie iki galo išimti, ta prasme, tai jie dalinai dar laukia to veiksmo, kada bus išimti tie kableliai. Ant šitos sienos yra Mildos diplominio darbo stilas iš jos 8 mm juostos. Šitam darbe aš dalyvavau kaip vairuotojas valties, tai iš esmės šiek tiek manęs yra tuomet, bet čia daugiausiai Mildos diplominis darbas. Ir jį padėjom ryšium su šitu, nes tuo metu ta juosta buvo išmesta, kai jinai darė savo diplominį darbą. Šitą juostą. Čia irgi yra mūsų kartu darytas veiksmas Nidoje, kada mes pervežėm iš Tauragės miškuose buvusios raketų bazės prieš radiacinio kostiumo gabaliukus, tiesiog juos surinkom ir pernešėm išmėtėm tiesiog Nidos kopose. Tai buvo irgi susijęs su to projektu Migruojančio akademijų Abandoned Mysteries, kaip intervencijas. Iš esmės jis ir buvo kaip atsakymas tam Migruojančio akademijų projektui šitas veiksmas. O šitam kampe yra viskas, ką mes parsivežėm iš dokumentus, iš Kaselio, praeitos dokumentos, tai centrinis, gal svarbiausias darbas yra šita knygelė, kurią mes parašėm per porą valandų parke rugpjūčio 22 dieną, tai prieš 2 metus tą šią dieną. Ir čia yra video irgi to buvimo parke tuo metu. Ir ant tos sienos yra darbas, kuris buvo skirtas irgi dalyvaujant projektai, jis vadinasi POT, man atrodo, irgi Migruojančio meno akademijų projektas. Ir jo dėka mes ir buvom Kaselyje, tai tas darbas ant tos sienos, kurį buvo eksponuotas tenai šalia dokumentos oficialių, toks buvo neoficiali erdvė šiek tiek, tai mes jį darėm. Tai tiek apie pačius darbus, kaip jie atsirado. Tų metų vasarą mūsų keliai tiesiog išsiskyrė ir daugiau nieko nebedarėm iš esmės. Tai kartu ir šita paroda yra toks kaip ir surinkimas tų svarbiausių momentų, kas įvyko kartu dirbant. Tai toks kaip ir sudėliojimas jiems tinkamą vietą, išsaugojimas kažkur. Nes vis tiek tie darbai buvo padaryti, bet buvo labai svarbu juos, labai svarbu yra juos tinkamai užbaigti, ta prasme, juos įforminti ir padaryti kaip parodos formatą.
ir Laužikaitė vieni tokių ryškesnių tokios estetikos atstovų, man atrodo, ir gabesnių. Ir kas keista, kad netgi didžiąją dalį tų kūrinių aš suprantu, kas yra dažnai neįmanoma. Aišku, gal tai, kad aš suprantu tokio meno prastumo požymis ir mano kvailumo, nes tikras toks post konceptualus menas turbūt turi būti absoliučiai nesuprantam. Leonavičius, jis irgi pas jan humoro daug kas jau laikosi, ant tokio visai gero, ant bairio. Laužikaitė daugiau tokia poetiška menininkė, bet man atrodo jis irgi nebloga. Ir nepaisant to poetiškumo, vis dėlto kažkaip įmanoma tą meną suprasti. Bent man. Ir tai, kad tas menas suprantamas, nereiškia, kad jis paprastas arba prastas.